Sveiki visi, su jumis sveikinuosi aš, Rokas, iš naujo YouTube kanalo, kuriame kalbėsiu apie technologijas bei išbandysiu naujausius įrenginius. Šiandien rankose laikau vieną iš naujausių Samsung flagmanų Galaxy Fold 5 telefoną, kuris buvo pristatytas visai neseniai, šių metų vasarą. Taigi nieko nelaukdamas, pradėsiu šio įrenginio apžvalgą. Galaxy Fold 5 atkeliauja pakuotėje pagaminta iš 100% perdirbto popieriaus. Be telefono joje rasite USB laidą, vartotojo vadovą ir SIM išėmimo raktą. Jeigu neturite įkrovimo adapterio nuo seno įrenginio, deja jį teks įsigyti atskirai. 5 kartos Galaxy Fold telefonas paveldėjo savo stilingą dizainą iš pirmtakų. Nugarėlėje rasime 3 kamerų salą, kurią turėjo praeiti modeliai. Jeigu atliktume eksperimentą, kuriame sudėtumėme šalia Galaxy Fold 3, Fold 4 ir Fold 5 telefonus, manau, kad retas žmogus, kuris nesidomi Samsung naujienomis, atpažintų, kur kuris yra. Telefonas sveria 253 gramus. Dėl naujojo Flex lanksto Galaxy Fold 5 užsidaro visiškai pilnai, nepalikdamas jokio tarpo. Dėl to įrenginio storis sumažėjo iki 13,4 mm. Galaxy Fold 5 viršelio ekranas nugarėlė pagaminti iš Gorilla Glass Victus 2 stiklo, kuris atsparus įbrėžimams bei skilimams. Korpusas pagamintas iš Armor Aluminum aliuminio, kuris yra tvirčiausias Samsung naudojamas metalas. Galaxy Fold 5 turi IPX8 atsparumo vandeniui sertifikatą, todėl nebijokite įrenginiu naudotis lauke lyjant arba būnant šalia baseino. Mano rankose laikomas Galaxy Fold 5 yra ledo mėlynos spalvos. Tačiau parduotuvėse galite rasti fantomo juodos, kreminės ir pilkos spalvos modelius. Pagrindinis kiekvieno išmaniojo telefono elementas yra ekranas. Tačiau Galaxy Fold 5 išsiskiria tuo, kad savo mažame korpuse talpina didelį 7,6 colių AMOLED ekraną. Žymiai paprasčiau redaguoti dokumentus, dalyvauti nuotolinėse susitikimuose ar žiūrėti filmų šiame ekrane. 1750 nitų ryškumas leidžia matyti turinį saulės šviesoje, o 120 Hz atsinaujinimo dažnis užtikrina sklandumą slenkant ar žaidžiant žaidimus. Galaxy Fold 5 gali būti nepatogu stebėti 16:9 formato vaizdo įrašus, nes tiek išorinėme, tiek pagrindinėme ekrane matomi juodi šonai. O jeigu išplėti vaizdo įrašą, nusikerpa nemaža dalis vaizdo. Galaxy Fold 5 turi daug naudingų funkcijų, kurios gali padėti dirbti produktyviai. Kelių langų režimas leidžia atverti net iki 3 programėlių vienu metu. Pavyzdžiui, vienoje pusėje galiu redaguoti dokumentą, o kitoje ieškoti nuotraukų tinklalapyje. Užduočių juostoje gali būti iki 12 programėlių ir yra rodomos 4 dažniausiai naudojamos. Ji leidžia dar paprasčiau vaikščioti tarp programėlių ir greičiau atlikti įvairias užduotis. DeX režimas leidžia Galaxy Fold 5 prijungti prie išorinio monitoriaus. Prijungę klaviatūrą ir pelę galite lengvai atlikti didesnio ekrano reikalaujančias užduotis. Galaxy Fold 5 veikia su S Pen rašikliu. Tai gerai žinomas produktyvumo įrankis, kuriuo galite greitai užsirašyti svarbią informaciją ar pasirašinėti dokumentus. Jis parduodamas atskirai. Galaxy Fold 5 turi iš viso 5 kameras. Nugarėlėje randame 50 megapikselių pagrindinį, 12 megapikselių itin plataus kampo ir 10 megapikselių 3 kartų optinio priartinimo objektyvus. Telefonas fotografuoja ir filmuoja tikrai neblogai, kaip ir Galaxy S23 serijos įrenginiai. Maksimali telefono filmavimo raiška siekia 8K 30 kadrų per sekundę, o su Expert RAW programėle galite užfiksuoti įspūdingus ir itin detalius 50 megapikselių kadrus. Galaxy Fold 5 asmenukių kameros įmontuotos ekranuose. Viršelio ekrane esanti 10 megapikselių kamera fotografuoja gerai. Tačiau po didžiuoju ekranu slypinti kamera aukšta kokybė nepasižymi, o nuotraukos atrodo lyg iš praeito dešimtmečio pradžios. Kadangi Galaxy Fold 5 turi 2 ekranus, galima atlenkti įrenginį ir parodyti fotoaparato peržiūrą fotografuojamiems asmenims. Tokiu būdu sumažinsite nevykusių kadrų skaičių, o žmogus, kurį fotografuosite, bus linksmesnis, arba ne. Galaxy Fold 5 viduje talpina 4400 mAh bateriją,
kurios talpa iš tikrųjų nėra didelė pagal šių dienų standartus. Tačiau dėl galingo ir itin efektyvaus Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy lusto, Galaxy Fold 5 veikia sparčiau ir ilgiau. Mano testavimo metu įrenginys veikia iki 2 dienų normalių naudojimų ir visą dieną itin didelių naudojimų. Taigi, ar Galaxy Fold 5 yra tobulas produktyvumo įrankis? Manau, kad taip. Dėl didelio ekrano, galingo lusto, S Pen rašiklio bei kitų inovatyvių funkcijų, Galaxy Fold 5 padeda dirbti dar greičiau ir efektyviau. Tiesa, šis įrenginys turi ir trūkumų, tai pirmiausia jo didelė kaina, jis siekia virš 1800 €. Taip pat man nelabai patinka išorinis ekranas, kadangi jo labai keistokas formatas ir jis nėra patogus naudojimuisi, todėl Samsung siūlau kitąmet praplatinti būtent šį ekraną. Jeigu ieškote įrenginio su dideliu ekranu ir norite, kad jis tilptų jūsų kišenėje, tuomet manau, kad Galaxy Fold 5 yra tobulas įrenginys. Jis jums veiks ilgai, nes Samsung žada net 4 OS atnaujinimus, todėl įrenginys bus pilnai palaikomas net iki 28 metų. O ką jūs manote apie Galaxy Fold 5? Komentarų skiltyje lauksiu jūsų atsiliepimų ir nuomonių. Su jumis buvo Rokas, iki susitikimo.